Labas visiems, mamuksliuks. Susitikome vėl po ilgo laiko. Kaip jums sekasi? Mamuksliuks sugrįžo. Aš ne viena, šiandien su manim Nerilė. Labas vakaras, mamuksliuks. Taip, ką tu čia darai? Aš dažau lapą, nes yra lapkritis. Lapai krenta. Lapai krenta ir užduotėlė su lapu. Tai puiku, tai ištepi lapą dažais, taip? Taip. Taip, dabar spausk lapą ant popieriaus. Taip, taip, taip. Ir pažiūrėsim, kas lieka. Taip, puiku, 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 puiku. Pažiūrėkim. Tada! Oho, koks antspaudas liko. Oho, puiku. Galima padaryti ir pirštą antspaudą. Oho, net ir piršto antspaudas, žiūrėk koks. Tai, va, kokie antspaudai. Taigi, tęsime pokalbį apie lapkritį. Lapkritis. Lapai krenta, augaliukai taip pat nuvysta, žvėreliai keičia savo kailiuką ir voverytės slepia maistą žiemai. Tai Nerilė ir paskaityk tada, lapų žaidimas. Koks čia bus žaidimas lapų? Lapų žaidimas. Tyliai kartojasi mūsų žaidimas. Lapkritis, lapkritis. Lapų kritimas. Rudas, geltonas, raudonas. Auksinis. Kas paskutinis? Kas paskutinis? Amžinas, amžinas mūsų žaidimas. Lapkritis, lapkritis. Lapų kritimas. Šiandien kuris? 1, 2, 3. Bėkite lapai. Galo šiaurys. Šiaurys. Kaip tu galvoji, kas tai yra tas šiaurys? Vėjas. Taip, šiaurinis vėjas. Jis šaltas ar šiltas? Šaltas. Taip. Lapkritis, lapkritis, lapų kritimas. Krenta lapai. Parodė, kaip krenta lapai. Taip, krenta lapai. Parodyk, krenta lapai. Taip. Taigi, vakare visi susėdę mėgsta skaityti knygeles. Mes taip pat paskaitysime knygelę. Čia pasakos be galo, kur nėra galo. Taigi, balta kumelykė. Nu čia. Balta kumelykė. Gyveno senas ir senykė. Turėjo baltą kumelykę. Ar graži pasaka? Graži. Nu tai klausykis. Gyveno senas ir senykė. Turėjo baltą kumelykę. Ar graži pasaka? Graži. Nu tai klausykis. Gyveno senas ir senykė. Gyveno senas ir senykė. Turėjo baltą kumelytę. Ar graži pasaka? Graži. Nu tai... Taip. Klausykis, gyveno senis ir senykė. Turėjo baltą kumelykę. Ar graži pasaka? Graži. Nu, tai ir be pabaigos gali sekti pasaką į visą naktį, visą rytą, visą dieną. Štai kokia kumelaitė, kumelykė. Kitaip arkliukas, taip? Kumelykė, arkliukas. Senis ir senykė. Krenta lapai. O kas čia tarp lapų? Kas čia? Kalėdinė puošmena. Ką? Tai koks mėnuo ateina po lapkričio? Koks mėnuo? Gruodis. Gruodis. Liuks. Liuks. Tai ką tu čia turi, Nerilė? Kalėdinė dekoracija.
1, 2, 3. Taip, po lapkričio ateina kalėdos. Gruodžio mėnesį, 25. Kokios gražios, kokios čia lemputės, kokia čia forma. Snaigė. Snaigė. Kokios gražios dekoracijos kalėdų. Ką tu papuoši su šitom lemputėm? Savo langą. Langą ir švies. Tokios gražios snaigutės. Ir uždegsime žvakutes 4. Ir kiekviena žvakutė reikš, kad vieną savaitę jau arčiau kalėdų. O savaitėje kiek dienų? 7. Taip. Ir dar vienas eilėraštis, rudenėlis bėga. Paskaityk. Rudenėlis bėga. Bėga rudenėlis. Tėviškės laukais. Puošia beržą. Klieva lapais geltonais. O šalna pakrūmiai. Susirietus tūpi. Jei šaldė žuolę ir gėlytės rūpi. Giesmininkai paukščiai tėviškai paliko, tik tai varnas kranksi ant dirvono pliko. Putenėlių uogos raudonos pašleitį, nes ir rudenėlis turi savo kraitį. Taigi liko tik varnos, o kur kiti paukščiukai išskrido? Į šiltus kraštus, nes labai šalta. O kad nebūtų šalta, apsivilk paltą, užsidėk pirštines, užsidėk kepurę ir keliauk kur? Į parduotuvę. Ate.